žvilgsnio lūpų tavo. Gal klydau, bet dabar jau jaučiu, kad praradau aš tai, kas svarbu. Mylėdamas paleidai tu mane, o dabar su dienom tu pamiršti mane. Ar galim dar kart susitikti, iš naujo viską prisiminti, jausmą kai tave laiko, kasdien aš noriu vis stipriau, nenoriu dar tavęs pamiršti, kai pirmą kartą vėl susitikti, tave laikysiu stipriau ir nepaleisiu jau daugiau. Pamandom su plojimais. Žodžiai lūžta neištarti, kai nori pasakyt, bet tyli. Jaučiu, kad mes dar nesvetimi, ir kai paklausai, ką man jauti, nekviestas svečias tas ilgesys, ir nori lik namus pasilikt. O kad galėčiau aš pasirinkti, tada galiu tavęs pasiekti. Mylėdamas paleidai tu mane, o dabar su dienom tu pamiršti mane. Ar galim dar kart susitikti, iš naujo viską prisiminti, jausmą kai tave laiko, kasdien aš noriu vis stipriau, nenoriu dar tavęs pamiršti, kai pirmą kartą vėl susitikti, tave laikysiu stipriau ir nepaleisiu jau daugiau. Ar galim dar kart susitikti, iš naujo viską prisiminti, jausmą kai tave laiko, kasdien aš noriu vis stipriau, nenoriu dar tavęs pamiršti, kai pirmą kartą susitikti, tave laikysiu stipriau ir nepaleisiu jau daugiau. Ačiū Jums. Nesušalot? Nešalta, ne? Aš kaip matau, ten žmonės gali irgi tenais leidžia laiką gerai prie to fontano. Aš tikiuosi, kad fontano neįjungs dabar, ką? O, nebent šiltas vandenėlis, tai visai nieko. O dabar sakykit, pažiūrėjau, vis tiek juk čia yra daug žmonių susirinkę poromis, ar ne? A, nėra porų mažeikis. A, ir rankas tingit kelti. Aha, užšalo, kaip sakant, sonariai turbūt. Tai vis tiek, ko gero, žinokit, būna tokių momentų, esamės klausę, žinokit, tokio klausimo, bet kiekvieną kartą mes išgirstam vis tokių labai smagių atsakymų, žinokit, ir patys savo galvą dedamės. Tai, pažiūrėjau, vis tiek, va, tie, kur turite savo antrą puselę, kaip jūs kiekvieną, pažiūrėjau, mielą dieną, ar tai nesvarbu, ar antradieniais, ketvirtadieniais, kaip jūs į tą savo antrą puselę kreipiatės, kai kreipiatės ne vardu? Ei, tu! Kaip sakėt?